Ir sekantis kanalas yra Aistelė. Tai Aistelė yra gaming youtuberis ir streameris. Bet eikime prie mano kriterijų. Jis vaizdo įrašus kelia šiuo metu labai retai, anksčiau gana dažnai keldavo, o dabar jis yra sustojęs. Peržiūrėkime tiesioginės transliacijas. Jis tiesiogiai transliuoja dažnai, galim sakyti kiekvieną dieną jau beveik metus streamų maratoną. Tai už video kėlimą aš asmeniškai nesį labai mėgstu, tai duosiu 2 taškus. Video montavimas. Nors ir pas jį yra reti vaizdo įrašai, bet jie yra labai gerai sumontuoti. Yra vietų, kur aš tikrai nežinočiau, kaip montuoti. Filmavimas. Pas jį ir streamuose video kėlime jis yra vienas iš youtuberių, kuris kiek pinigų gauna, tiek investuoja į YouTube'ą, į savo turinį, kad kitiems būtų geriau žiūrėti. Tai iš filmavimo pusės yra labai daug investuota, labai pagerinta ir šiaip labai gerai. Thumbnailai. Pas jį thumbnailai yra gana paprasti, bet ir visai sudominantis. Ir prenumeratoriai vis dar tik turi 23, bet manau, kad ateityje jis sulauks net 100 000 prenumeratorių. Aistelė eina į gero youtuberio kategoriją. Tai sekantis yra Fukseris, jis yra gaming youtuberis ir streameris, galim sakyti. Jo kanalas susideda iš vieno vienintelio žaidimo, tai yra GTA. O aiškiau pasakant, tai yra GTA roleplay, tai video kėlimas. Kaip matome, jis per savaitę įkelia nuo 1 iki 3 vaizdo įrašų per savaitę. Tai už tai tikrai gauna 2 taškus. Video montavimas. Visi video montavimas yra gana paprastas ir šiaip nieko labai įspūdingo, tai sakykime duosime 1 tašką. Filmavimas. Filmavimas irgi yra labai paprastas, jis nerodo savo veido ir nėra jo skleidęs. Šiaip tai jis tiesiog rodo gameplay'ų, tai manau už tai jam duokime net 0 taškų. Thumbnailai pas jį yra tikrai sakyčiau geri, įtraukiantis, duosime mes tos 2 taškus. Ir prenumeratorių yra 33 000 beveik su pusė. Ir jis už tai gauna 0 taškų. Ir jis gauna tik 5 taškus ir eina į normalio kategoriją. Ir sekanti youtuberė yra Eimantė. Ji yra gaming youtuberė ir streamerė gal labiau. Tai video kėlimas. Tai ji kelia gana retai, per mėnesį padarė 3 video, dar sekantį mėnesį padarė 1 video. Dar sekantį mėnesį padarė 2 video ir eina taip toliau. Per savaitę būna 3-4 transliacijos. Už video kėlimą aš jai duodu 2 taškus. Tada video montavimas. Bet visai nesakyčiau, kad geresnis už mane. Tai duosime jai 1 tašką. Filmavimas irgi pas ją gana paprastas. Tiesiog rodo savo kamerą ir gameplay'us. Tai paprastai tiesiog duokime 1 tašką. Thumbnailuose jie tikrai stengiasi padaryti ir sudominti, kad ją žiūrėtų. Tai duokime tos 2 taškus. Ir prenumeratoriai yra beveik 8 000. Ir viską susumavus gauna 6 taškus ir keliauja į normalių kategoriją. Ir sekantis youtuberis yra Domanautas. Ir šiuo metu yra gana apleidęs YouTube'ą, nes jis anksčiau buvo jaunesnis, jam buvo linksma daryti video, jam buvo smagu su draugais. Tai už video kėlimą duosime 2 taškus. Video montavimas. Video montavimą jis yra daug išmokęs, yra tikrai daugiau negu aš, tai už tai mes tikrai duosime 2 taškus. Filmavimas pas jį yra gana paprastas, gal nesakyčiau tokio pat lygio kaip ir aš, jeigu neprašiau, tai duosime jam 1 tašką. Thumbnailai.
Thumbnailai pas jį yra gana paprasti, bet jis bando aišku sudominti savo žiūrovus, bet duokime jam 1 tašką. Ir prenumeratoriai yra beveik 14 000, bet jis gauna 6 taškus ir eina į normalių kategoriją. Sekanti gaming youtuberė yra Eta Sofija. Ji būna streamina Twitch'e ir kelia gaming video į YouTube tiesiog. Tai video kėlimas ji per 2 mėnesius įkėlė 5 video, tai už tai jai duosime 1 tašką. Video montavimas. Pas ją video montavimas yra irgi gana paprastas. Aš sakyčiau, už ją tikrai geriau montuoju, tai duosime tą 1 tašką. Filmavimas irgi yra paprastas, tiesiog rodo savo kamerą ir gameplay'į. Tai paprastai duosime 1 tašką. Ir thumbnailai pas ją yra visai sudominantis ir labiausiai sudomina jos veido išraiška, tai duosime tos 2 taškus. Ir prenumeratoriai yra labai maži, bet ji gauna 5 taškus ir eina prie normalių kategorijos. Tai sekantis kanalas yra Negyvas eteris. Podcastai vėl tą patys, nes aš tik juos žiūriu šiame kanale. Man asmeniškai šitas 4 valandų podcastas tai buvo vienas geriausių mano investuotų 4 valandų, nes čia buvo ir juoko, ir žinių, ir filosofijos, ir, žodžiu, toks įdomus podcastas. Tai video kėlimas. Tai jie tikrai įkelia bent vieną video per savaitę, tai yra vėl tą patys podcastas, dar prisideda kažkokios kitos laidos. Tai už tai jam duokime 2 taškus. Video montavimas yra gana paprastas, nes čia yra podcastas, o podcastai tikrai negaus daugiau nei 1 tašką. Filmavimo įranga yra pas jos labai gera, yra labai geri mikrofonai, yra kamera, jie turi visiškai pilną įrangą, ką turėtų turėti geriausi podcastai. Thumbnailai irgi pas jos viskas gerai, paprasti, aiškus, tai duosime 2 taškus. Ir prenumeratoriai tai yra jau beveik 200 000 prenumeratorių. Ir jie garantuotai eina į geriausiųjų kategoriją, šiaip jie yra geriausi podcastai. Sekantis kanalas yra Trečia lentyna. Tai čia kanalas nuo visokių juokingų dizainų iki visokių kriminalinių istorijų. Tai video kėlimas. Jis dabar kažkodėl pradėjo retai kelti video, per 2 mėnesius įkėlė tik 4 video, bet šiaip jis keldavo kas savaitę, kas 2. Tai aš manau, jam duokime 1 tašką. Video montavimas, tai manau, kad čia tikrai klausimų nėra. Ir čia yra visiškai žymiai geriau negu aš darau. Tai šis kanalas tikrai nusipelno 2 taškų. Filmavimas. Tai pas jį filmavimas yra green screenas, kiek mačiau, o daugiau jau būna perteikta montuota informacija ir pagrindinis Arno balsas apie tą visą istoriją. Tai tokia gaunasi dokumentika. To už filmavimą sakyčiau duokime 1 tašką. Thumbnailai. Tikrai pas jį geri, vis norisi pažiūrėti, sudomina vis ir vis įdomesni. Tai duosime 2 taškus. O apie prenumeratorius tai taip. Beveik 170 000 prenumeratorių. Wow. Ir jis surinko 8 taškus ir eina į gero youtuberio kategoriją. Sekantis youtuberis yra svarbiausia daryti. Tai jis yra gaming youtuberis ir tuo pačiu streameris. Tai jis neseniai pradėjo savo naują personažą Nakliną. Jis kėlė kas savaitę ir visą mėnesį, net po to jis sustojo. Tai jis yra toks nepastovus, tai duosime jam 1 tašką. Video montavimas. Pas jį šiuo metu jau prasidėjo tokie ilgametražiai vaizdo įrašai. Anksčiau jie būdavo daugiausiai iki 40 minučių. Ir nesakyčiau, kad tai labai blogai, visai jie susižiūri, tokie kaip kokie filmai. Bet manau, kad tai gana paprasta, kaip aš montuoju, tai duosime jam 1 tašką. Filmavimas pas jį yra paprastas, tiesiog gameplay'us,
ir kamera sukta į jį, bet kaip gaming turinį aš jam duosiu 1 tašką. Thumbnailai pas jį yra tokie paprasti, bet realiai pagalvojus daugiau nieko nereikia, tai duosime jam už tai 2 taškus. Ir prenumeratoriai jis neseniai jau pasiekė 70 000 ir jis iš viso gauna 6 taškus ir eina prie normalių kategorijų. Sekantis didžiausias kelionių, vlogų, linksmiausias, labiausiai pritraukiantis daugelį žmonių YouTuberis, tai yra Paulius Samoška. Daug kas jį žiūri, jis renka daug peržiūrų. O dėl ko? Dėl jo paprastumo, dėl jo žemaitiškos kalbos ir šiaip, kad jis toks paprastas ir nenuspėjamas. Video kėlimas. Nors dabar jau pradėjo kelti gana retai, o jis šiaip kai per keliones keldavo, jis keldavo 2-3 dienas, bet jis vis tiek išlieka savo tempu, 1 video per savaitę, nors ir dabar jau 2 savaitės neįkėlė video. Bet duokit žmogų pailsėti, žinai. Tai duosime 2 taškus. Tada video montavimas. Pas jį video montavimas yra paprastas, aiškus, uždėta muzikos, yra įvairių kadrų. Čia yra tiesiog paprasti vlog video. Tai duosime tos 2 taškus. Filmavimas irgi yra paprastas, jis nenaudoja kažkokio operatorių, viską filmuoja vienas, tai jam tai puikiai sekasi. Tai kaip geriausiam vlogeriai tikrai duosime 2 taškus. Thumbnailai irgi paprasti, aiškus, sudominantis. Tai už tai jis gauna dar 2 taškus. Ir prenumeratoriai jau vis turi daugiau nei 220 000. Bet aš tikrai dedu 1 vietą. Sekantis youtuberis yra Ignas Lelys. Tai jis šiuo metu yra to visokių koncertų, laidų operatorius, nes jis draugauja su dauguma dainininkų. Arba šiaip parodo savo visokias įdomias dalykus, kaip pavyzdžiui jis filmavosi reklamoje. Tai video kėlimas jis kelia šiuo metu tikrai nedažnai. Per pusę metų 4 video atudurna. Tai už tai aš jam neduosiu į 1 tašką. Video montavimas yra pas jį geras. Ar geresnis už mane? Gal vietomis, bet šiaip pas jį montažas yra gana geras, bet už tai jis gaus 1 tašką. Filmavimas pas jį geras, jis moka tai daryti. Tai duosime jam 2 taškus. Thumbnailai pas jį yra gerai, tai duosime už tai jam 2 taškus. Ir prenumeratoriai beveik 40 000 prenumeratorių. Ir jis gauna 6 taškus ir eina prie normalių youtuberių. Sekantis youtuberis yra Čestomas. Jis yra toks kaip ir vlogeris, bet man asmeniškai jis pasidarė toks didesnių projektų video kūrėjas. Bet už video kėlimą, kadangi jis toks kaip ir kelia su pertraukom, tai aš nežinau. Aš manau, jam duokime 1 video montavimas, kas žiūri jo turinį, kas mato jo turinį. Labai geras video editorius. Jis yra sumontavęs Aurimo Valajavičiaus filmą. Jis tikrai nusipelno 2 taškų. Filmavimas. Šitas va, įsivaizduokite. 2 sezonas. Atgal šūlė. Atrodė 1 sezonas yra jau viskas gerai sugalvota, viskas atrodo fainai. Bet kas čia 2 sezonui? Čia filmavimo gal daug ir nepridėsi, bet čia visas dizainas, kaip viskas atrodo, vaizdas, dar čia viskas vyko tiesioginiai transliacijai. Čia wow, 2 taškai garantuoti. Thumbnailai, jūs pažiūrėkit. Čia yra 1,5 valandos finalas, bet jūs pažiūrėkit. Jūs pažiūrit į šitą thumbnailą. Ar jūs nespaustumėt? Aišku, atspaustumėt. Apie ką mes kalbam? Tai šitas žmogus
neturi 100 000. Didžiausioji dar trūksta prenumeratorių, kuriuos jis tikrai pasieks, gal per šiuos, gal per kitus metus, bet tikrai jau greit pasieks ir jam dar trūks. Ir vienas iš paskutiniųjų YouTube kanalų yra Juzikas. Kipas jis su video kėlimu, bet jis dažniausiai kelia bent vieną video per savaitę. Video montavimas. Video montavimas pas jį yra paprastas, yra, sakyčiau, kažkur mano lygiaus ir dažnai jam už tai 1 tašką. Filmavimas, tai filmavimas 1 taškas. Thumbnailai. Tai įdomus tie thumbnailai. Nu ir prenumeracija, tai 20 000. Ir Juzikas gauna 7 taškus ir keliauja į gero YouTuberio kategoriją. Sekantis ir paskutinis YouTube kanalas yra Delfi. Va būna pasižiūriu visą laiką. Nepatogus klausimas, man įdomi laida, man toks kaip ir podcastas, kaip laida. Jeigu pažįstu pašnekovą, būna pasižiūriu nepatogus klausimai, tik nauja karta. Apie keliones, tai įsijungi tiesiog Ozijų. Tie video kėlimų gauna tikrai 2 taškų, už filmavimą jie tikrai gauna 2 taškų, už video montavimą, tai aš už tai jiems duosiu 1 tik tašką. Thumbnailai yra pas juos gana geri, bet aš pavyzdžiui nesuprasčiau šito. Aš tiesiog skrolinčiau ir tiesiog aš, pavyzdžiui, nei vieno šitų veidų nežinau. Aš nežinau, kas čia vyks. Visi thumbnailai, tai aš jam duočiau 1 tašką už thumbnailus. Ir Delfi patenka į gerus YouTuberius. Tai va yra mano galutinis rezultatas, kaip aš visus YouTuberius mėgstu, ką labiau mėgstu, ko labiau nemėgstu, o čia yra pagrindiniai. Tai Samoška yra geriausias vlogeris, tada Antanas yra geriausias laifekų, challenge'ų, Martas Stankevičius yra motyvacija, disciplina, sportas, negyvas eteris, bet labiau vėl tie patys, yra geriausias mano Kęstas, yra Aistelio, yra mano geriausias gaming turinys. Tiek būtų šiame video, patikėkit, buvo tikrai sunku tai nufilmuoti ir aš tikrai nelaukiu, kai man reikės dar visą šitą daugiau nei 2 valandų medžiagą sumontuoti. Ačiū, kad peržiūrėjai šitą ilgą vaizdo įrašą galimai ir ate.